Svajonių kūną į neįgaliojo vežimėlį iškeitęs Edvinas Vygontas apie gyvenimą aukštyn kojomis apvertusį lemtingąjį rytą. Trumpam išsijungiau, kad sekantis momentas aš atsimenu tas žiežirbas, kaip pjovė šarvuotas duris, būtent atvažiavę greitoji ir ugniagesiai ir policija. Antroje laidos dalyje tikras stebuklą išgyvenęs Edvinas Vygontas. Nors posakiai, kas mūsų neužmušo, padaro stipresniais, dažnai naudojame perkeltinę prasme, šios laidos herojaus istorijoje jis įgauna tiesioginę reikšmę. Prieš beveik metus, kai Edvinas išgyveno patį gražiausią savo aukso amžių, mėgavosi finansinę nepriklausomybę, keliavo po pasaulį ir užsiiminėjo ekstremaliu sportu, vieną rytą visiškai netikėtai jis nukrito nuo kėdės. Ir patyrė tokius stiprius kaukolės bei stuburo sužalojimus, jog gydytojai mažai teikia vilčių dėl Edvino ateities. Tačiau visų nuostabai Edvinas ne tik išgyveno, bet ir šiandien atkakliai siekia vėl vaikščioti. Tad kas iš tiesų įvyko aktyvų jauno vyro gyvenimą aukštyn kojomis apvertusį rytą? Kodėl Edvinas sako, jog lig tol gyveno gražiausią savo gyvenimą ir kas vyrui padeda tikėti ateities stebuklo? Jau visai netrukus iš paties Edvino lūpų. Dar prieš metus laiko Edvinas buvo vaikinas, kuriam pavydėjo visi. Vyrai svajojo turėti tokį tobulą kūną, o merginos varvino seilę norėdamos būti svajonių vyro antrąją pusę. Tačiau šiandien 34 architektūros studentas Edvinas Vygontas nevaldo savo apatinės kūno dalies. Ir kaip pats sako, iš naujo mokosi gyventi. Vis tik rankų nuleisti jis neketina ir jau netolimoje ateityje tikisi savarankiškai stovėti ant kojų. Toks nusiteikimas žavi ne tik Edvino artimuosius, tačiau ir žinomus žmonės, kurie ėmė dalintis vyro istoriją su tūkstančiais savo sekėjų socialiniuose tinkluose. Tuo tarpu pats Edvinas sako, kad jam apmaudžiausia tai, jog prieš beveik metus užklupusi nelaimė įvyko gražiausiais jo gyvenimo metais ir šiomis kvailiausiomis aplinkybėmis. Jam prie kompiuterio dirbant antrajame lofto aukšte. 13 kvadratinių metrų butas visas iš esmės. Ir tokie laiptukai nedideli į viršų, viršuje miegamoji antresolė ta zona ir šalia mano darbo stalas pastatytas ir kompiuteris ir viską. Ir darbavausi ties vienu iš deadline'ų savo ir netgi į Instagramą aš dar atsimenu įkėliau tokį trumpą reelsą ir nežinau kas buvo, ar aš bandžiau stotis ir apsisuko galva, gal ar aš tiesiog slystelėjau, nes iš esmės nebuvo atitvarų už manęs tiesiai. Aš buvau nugarą į tą bedugnę tokią, ar ne? Ir tarp kėdės ir tos bedugnės iš esmės toksai tarpas tik tai buvo, ar ne? O kėdė paprastai tiesiog sulankstama tokia, slidžias grindis. Nukritęs iš antro aukšto Edvinas sąmonę atgavo maždaug po valandos. Tuo metu vyras nesuvokė, kas atsitiko. Būdamas vienas namuose, negalėjo pasiekti telefono ir išsikviesti pagalbos. Vaikino gyvybę tąkart išgelbėjo išmanusis laikrodis, kuriuo pasinaudojęs Edvinas paskambino tame pačiame name gyvenusiam draugui. Už staigią reakciją ir laiku suteiktą pagalbą Edvinas jam bus dėkingas visą likusį savo gyvenimą. Sakau, seniukai, ateik biškį iki manęs, žinai. Sako, o buvo gal 7 ryto kažkas tokio. Jis apsimiegojęs toksai, kas buvo? Aš nežinau, sakau, galimai, sakau, esu paralyžiuotas. Jis ateina ir sako, girdžiu, sako, rakink duris. Sakau, negaliu, sakau, sakau, negaliu dašliaužti. Ir tada, man atrodo, aš gal kažkiek tai trumpam išsijungiau, kad sekantis momentas aš atsimenu tas žiežirbas, kaip pjovė šarvuotas duris, būtent atvažiavę visos įmanomos pagalbos. Ir greitoji, ir ugniagesiai, ir policija. Ir paskutinis dalykas, ką atsimenu po to kritimo, tai kaip mane ant neštuvų gabeno į apačią būtent liftu ir viskas. Sekantis dalykas, kad jau reanimacija. Edvinas patyrė daugybinius kaukolės ir pamatinio kaulo, o taip pat stuburo slankstelių lūžius. Vienas jų netgi buvo visiškai sutrupintas. Sužalojimai buvo tokie rimti, jog po operacijos vyras 3 dienas prabuvo komoje. Ir gydytojai jo tėvams neteikė jokių vilčių. Tačiau Edvinas nepasidavė. Intensyviai kovojo už savo gyvybę, o kai prabudo, ėmė mokytis gyventi iš naujo. Vis tik aktyviam ir gyvenimą mylinčiam vyrui buvo sunku susitaikyti
susitvarkyti su itin apribotu savarankiškumu. Aš supratau, kad aš nemoku sėdėti, kad aš nenusėdžiu. Iš esmės, visas stuburas mano tiesiog kaip makaronas, absoliučiai visiškai nelaiko. Nei vienas raumuo nedirba šitoje vietoje, ar ne? Ir čia buvo pirmas toks smūgis. Ir po to smūgio dar vienas, pasirodo, tu valgyti negali, pasirodo, nusipraust, tau yra sunku, tave turi visiškai maudyti. Ir negali nei tuštintis, nei šlapintis, absoliučiai nieko be kažkieno tai pagalbos. Tai, kad Edvinas nuo paauglystės itin vertino savarankiškumą, liudija anksti pradėtos jo profesinio kelio paieškos. Štai kadaise, vos baigęs mokyklą, vyras jau dirbo kirpėju ir buvo sukaupęs solidų klientų ratą. Tačiau visai netikėtai, sulaukęs pasiūlymo pagyventi viename spalvingiausių Europos miestų, ilgai nedvejojęs, kartu su antraja puse Edvinas išsikraustė į Londoną. Ten jis ketino tęsti kirpėjo karjerą, tačiau šis planas labai greitai sužlugo. Tenai aš nuėjęs, aš rodau savo popierius, sako, čia absoliučiai nieko nereiškia. Ir sako, daugiausiai, ką tu gali daryti, tai tu gali iššluoti plaukus, sako, iš esmės. Ir nuo to viskas prasidės. Tada mano savigarba buvo labai aukšta ir aš sakau, aš taip tikrai žemai nesileisiu, aš šukuodavau stiprius, rimtus žmonės, o dabar aš šluosiu kažkam plaukus. Tada aš jaunas būdamas nesupratau to, kad aš šluodamas plaukus, aš galiu per keletą mėnesių jam parodyti, kad aš galiu kažką daugiau daryti, kad aš po to dar kažką, žodžiu, čia su gyvenimu išmokysiu tokius reikalus. Numojęs ranka į neišsipildžiusius lūkesčius, Edvinas įsidarbino padavėjų kavinėje, tačiau buvo priverstas susiveržti diržus. Menko atlyginimo vos pakako būsto nuomai ir maisto išlaidoms. Vyras prisipažįsta, tuomet ne kartą skaičiavęs paskutinius centus pačiam pigiausiam duonos kepalui. Be to, su draugu nusprendęs pakeisti gyvenamąją vietą, kurį laiką buvo priverstas gyventi tiesiog automobilyje. Mat niekas iš nuomininkų nepageidavo gyventojų su keturkojų augintiniu. Galvom gerai, vieną naktį išmiegosim tam mašinai ir viskas bus tvarkoj. Viena naktis, antra naktis praėjo, trečia naktis praėjo, ketvirta naktis, berods mes penkias paras taip išgyvenam parkinguose. Prie parduotuvės kažkur, tai ten, kur galima parkuotis per naktį. Bet aišku, nemokamai, žinoma. Tiesiog pasiguldydavom sėdynės ir taip ir išmiegodavom. Ir maitinimasis buvo toksai, kad, valgai tik tai tą, kas yra, iš karto arba pagaminta, arba dar kažką. Įsigūdydama ant pačio galo dešrelės pasišildyti, įjungė stiklo tą atitirpinimą. Ir nors galiausiai Edvinas rado naujus namus, nepritekliaus kupinas gyvenimas Anglijoje jo nesužavėjo. Todėl po pusmečio vyras grįžo į Lietuvą. Taip ilgą laiką Edvinas blaškėsi tarp gimtinės ir Londono. Tačiau galiausiai jo atkaklus būdas nugalėjo ir vyras buvo pakviestas prisijungti prie vienos didžiausių prabangos prekių parduotuvės Harrods komandos. Buvau Versace vyrų skyriaus prekės ženklo kaip ir ambasadorius, galima sakyti, ar ne? Turėjau savo nedidelį skyrelį ir buvau pilnai atsakingas už jo tvarką, švarą, pardavimus ir visą kitą. Iki tokio lygio, kad netgi duoti pirkėjams, žmonėms, kurie užsako visas prekes, ar ne, iš pačių dizainerių, jiem duoti savo atsiliepimus, ką žmonės ima, ko neima, ką gal galima pakeisti, ko to atsisakyti. Klientų sąraše puikavosi garsus futbolininkai, įtakingi šeikai, kino pasaulio žvaigždės. Vis tik vyras prisipažįsta, jog labiausiai jį stebino nežinomi vardai, o milžiniškos pinigų sumos, kurių turtuoliai negailėdavo savo įvaizdžio kūrimui. Pavyzdžiui, kartą jo klientas iš Kinijos parduotuvę paliko su $80 000 vertės pirkinių krepšeliu, nors iš pradžių atėjo įsigyti tik $700 kainavusius marškinėlius. Atėjo pas manęs maikutė nusipirkti ir klausė, ar tu gali man padėti ten toliau apsiprekinti. Sako, man dar kelių dalykų reikia. Aišku, gal galiu padėti. Komisinius gaunu iš beveik visų parduotuvių. Ir sako, gerai, man reikia tenai lagaminų. Mes nuėjome lagaminų. Lagaminai tenai nebuvo po 200-300 eurų. Ten jau lagaminai buvo tūkstančiais. Realiai tūkstančiais. Sako, galtinės siekia ten berods 80 000. Einam mes toliau, sako, o žiūrėk, man žmonai visai reikėtų gal kažkokias apyrankės, man padėsi išsirinkti. Mes sakau, su juo tai pradėjom nuo to žemutinio aukšto, kur buvo mano skyrius, ir atsidūrėm tenai vos netoliau restoranui. Edvinas tuo metu mėgavosi solidžiu atlyginimu ir gana prabangiu gyvenimu. Vyras prisipažįsta, jog tada jam galvą apsuko žymių dizainerių drabužiai bei avalynė. Jis netgi sukaupė nemažą prabangių prekių kolekciją, už kurią Lietuvoje laisvai galėjo įsigyti netgi butą. Aš tau negailėjau tada absoliučiai nieko. Tada aš įgavau meilę tą geriem rūbam.
dizaineriu, būtent brandiniam, ar ne. Ir atrodo keista, tarkim, žmogus važinėja, tarkim, su sena Audi, o išlipa su ten Balenciaga kėdais. Aš beveik tokį gavau fetišą brangiam batam, kai gaudavau nuolaidas, buvau sukaupęs tokią kolekciją. Nu, jaunam vaikinui tai 25, gal poras 24 brangių batų, kurie sviravo nuo 150 iki 900. Aš turėjau tas visas poras ir važiuodamas į Palangą atostogų kažkada, tiesiog, sakau, įsivaizduoju, pas mumis bagažiniai turbūt mažas butas Plungėj, sakau, guli. Vien vat iš to, ką aš tenai sukaupiau. Londone Edvinas pamažu plėtė žinias apie madą, kūrė savo unikalų stilių, vyras netgi įstojo į specialius siuvėjų kursus ir pasisiuvo savo kelis išskirtinius drabužius. Jis mėgavosi gausėjančių draugų ratu ir itin spalvingu naktiniu Londono gyvenimu. Ir kai jau atrodė, kad geriau nei būti negali, viskas netikėtai ėmė griūti it kortų namelis. Edviną užklupo depresija ir ėmė kankinti panikos atakos. Pirmoji prasidėjo pačiu netikėčiausiu metu – darbe. Tu savęs nekontroliuoji ir net iš esmės nesupranti, kas su tavim dedasi. Tai beproto didelė baimė, išgastis kažkoksai, širdis draskosi, kalatuojasi, tu verki, kažkoksai tai isterijos priepuolis. Vienas iš momentų, kai aš Haro atsidirbau, man ta panikos ataka kažkoks trigeriukas iššaukė ir mane atrado susigniužusi rėkianti būtent sandėliuose. Ir aš, kai būtent esu toj panikos atakoje beprotiškai nesustabdomai, tavo smegenys lekia 1000 km per valandą greičiu, viską tu absoliučiai savo veiksmų net jeigu nekontroliuoji, ar ne? Ir kitas viskas po to nurimsta ir praeina, tokia gėda apima, ne? Kad kažkas tai tokio įvyko. Panikos atakos tik dažnėjo. Ilgainiui Edvinas prisipažįsta netgi pradėjęs save žaloti, o galiausiai ir bandęs pasitraukti iš šio pasaulio. Bijodami dėl jo gyvybės, artimieji vyrą pargabeno į Lietuvą, kurioje laukė ilgas savęs ir savo problemų pažinimo etapas. Pakeitęs net 7 psichoterapeutus, Edvinas galiausiai sutiko iki šiol jį konsultuojantį ir dvasiškai gydyti padedantį specialistą. Pastarasis padėjo Edvinui suvokti, jog depresija ir panikos atakos yra jo vaikystės traumų padarinys. Aš 10 klasėje buvau priverstas mokyklos išeiti. Nes visą vaikystę iš esmės mane vijosi patyčios. Aš buvau toksai visą laiką kažkoksai tai švelnesnis, toksai kitoks, ar ne, draugų daug neturėdavau, aš tada toksai daugiau mergaičių tarpe, gal kažkaip tai lengviau tą ryšį atrasdavom. Fizinis lavinimas man tada nepatikdavo, ar ne, ir vaikai yra žiaurūs ir jie savo nuomonę susidarytą, jie labai ją stipriai išreiškia. Aš atsimenu tas dienas, kai pertraukos metu mane sumuždavo tiesiog ir stovėdavo ratas ir tyčiadavosi, eidamas koridorium tave apspjauna kažkas, tai prasme apie ten kažkokius tai replikas, aš net nekalbu, čia jau mažiausias dalykas, kas mano galvoje buvo. Bet aš kažkodėl tėvam aš to neskleidžiau ir nesakiau. Ir žodžiu, tiesiog kai aš nustojau į mokyklą, jie to ir nežinojo. Bet atėjo momentas, kai man pasakė pavaduotojas, kad žiūrėk, tu arba išeini, arba mes tave išmetam, dabar yra tavo 2 pasirinkimai. Nu, aš galvoju, tikrai nebus, kad mane išmes. Aš tiesiog parašiau, kad aš išeinu iš mokyklos ir tada mamai pasakiau. Mokykloje patirtos patyčios Edvinui paliko tokias gilias sielos žaizdas, jog apie aukštąjį išsilavinimą jis dar ilgai neturėjo nei menkiausių minčių. Tačiau, kai po daugelio metų kankinamas depresijos pateko į psichoterapeuto kabinetą ir pamažu sprendė praeities traumas, o taip pat vis dažniau svarstė, kuogi norėtų būti ateityje, jis prisiminė nuo pat vaikystės jaustą potraukį architektūrai. Tik tada Edvinas išdrįso įstoti į interjero dizainą Klaipėdoje, o vėliau ir ėmė ruoštis didžiojo troškimo įgyvendinimui. Svajojo apie architektūros magistrą Vilniuje. Antram kurse nusprendžiau, kad reikės man vis tiek magistro, bet kokiu atveju man per daug patiko mokslai ir nenoriu bet kokio magistro. Galvoju, kodėl nepabandyti architektūros? Ir aš tada jau prieš 2 metai iki pabaigimo liko, jau pradėjau galvoti, ką aš galiu padaryti, ką man reikėtų padaryti, kaip aš galiu tam ruoštis. O akademijoje aš buvau iš esmės labai aktyvus bendruomenės narys. Aš senato 1,5 turėjau kadencijos, aš Klaipėdos fakulteto taryboje studentų atstovybės pirmininkas
Ir tas viskas, visos tos dedamosios susidėjo, kai man reikėjo jau stoti būtent į architektūrą, ar ne? Mano vardą jau žinojo tada jau ir dėstytojai, ir dekanai, ir rektorė. Tas galvat man kažkiek pačiam, tą nuėmė baimę tokia šiek tiek, ar ne? Tai va, ir pasiekiau už savo tą svajonių tokį tašką. Ne veltui yra sakoma, jog mokytis niekada nevėlu. Edvinas į Vilniaus dailės akademiją įstojo būdamas tik 29. Tačiau architektūros studijos, pasak jo, buvo pats geriausias gyvenimo sprendimas. Sukaupęs nemažai gyvenimiškos ir profesinės patirties, vyras tuo metu kartu su bendraminčiais vystė sėkmingus architektūros projektus. Užsitikrino finansinį stabilumą, mėgavosi naujomis draugystėmis ir išskirtiniais vakarėliais. Pagaliau vėl pajutęs gyvenimo džiaugsmą, Edvinas vis daugiau dėmesio skyrė ne tik savo psichologiniai, tačiau ir fiziniai sveikatai. Taip pradėjau sportuoti ir aš sutvarkiau savo svorį, sutvarkiau savo formą. Ir kai tas pinigų infliuksas atsirado, tada buvo dantys sutvarkyti, tada buvo prisijauginti plaukai. Neslėpsiu, tą dariau Turkijoje, bet labai geras analizės aš pradžioje pasidariau, kur kokia klinika, kas gerai daro, kokie atsiliepimai, kokie rezultatai pas ką. Nes tarkim, tu gali išvažiuoti į tą Turkiją, susidėti dantis už, ten, nežinau, gal 1000 eurų turbūt, ar ne, ir tau tikrai bus labai blogai, tikrai ten visos tos siaubo istorijos, kurias girdit, tikrai jos išsipildys. Bet jeigu tu nuvažiuosi į kliniką, kur tau per 2 kartus tą dantis tu sutvarkys už 15 000, o Lietuvoje sumoki 20, aš nežinau, aš rinkčiaus geriau Turkiją, jeigu jie daug daugiau patirties turi, negu Lietuvoje kardinaliai pakeičiu savo išvaizdą. Jeigu prieš ir po, tai kaip 2 skirtingi žmonės iš esmės gavosi. Ir kai atsirado tie išvaizdos pakeitimai, atsirado daugiau pasitikėjimo savim ir atsirado daug daugiau draugų tuo momentu. Ir tada tas gyvenimas taip kilo. Elementarus tuštinimas ir šlapinimasis mėnesį 400 eurų kainuoja. Reabilitacijos 2 savaitės gali kainuoti 6000 eurų. Vežimėlis kainuoja 7500 eurų. Tai yra nesuvokiamas pinigų sumas. Kai Edvinas išgyveno tikrą savo aukso amžių, įvyko gyvenimą į šipulių sudaužiusi nelaimė, pasodinusi jį į neįgaliojo vežimėlį. Dabar prisimindamas praeityje jį kankinusias problemas, vyras sako, jog jos palyginus buvo išties menkos. Vis tik, gyvenime turbūt niekas nevyksta veltui. Ankstesnės patirtys į vyro gyvenimą atvedė reikiamus specialistus, kurie padėjo tvirtai atlaikyti prieš metus ištikusią nelaimę. Todėl nors šiuo metu Edvinas iš tiesų gyvena patį sunkiausią savo gyvenimo etapą, vyras savęs negaili. Priima tokį, koks yra, optimistiškai žiūri į ateitį ir į kasdienius iššūkius geba pažvelgti su šypsena. Man padėjo labai vėl bandyti stotis tas, kad pas manęs gyvenime beveik niekas nepasikeitė iš esmės. Išskyrus mano ūgį, kad iš 1,86 m dabar pasidariau 1,24 m. Vis tik surimtėjęs Edvinas prisipažįsta, kad dabar labiausiai svajoja kada nors vėl pradėti vaikščioti. Nors minėta motyvacija jį išties lydi kasdien, per pastaruosius metus vyras tikrai patyrė ir tokių dienų, kai norėjosi viską mesti. Turbūt nieko nuostabaus ir tai, kad sugrįžo jau seniai patirtos panikos atakos. Ateina tas buvusio gyvenimo gedulas, ar ne, kad iš esmės tu kaip palaidoji močiutę, bet tu iš esmės palaidoji save. To, kas buvo tada, to niekada nebebus, absoliučiai viskas bus kitaip, viskas. Ir tas tokias laidotuvės išgyventi buvo sunkiausiai, kai aš tiesiog žiūriu į ekraną, į seną savo nuotraukas ir užėjo verksmas, ta prasme, iki to, kad pradėjo dusinti ir spaudimo sukėlimas ir viskas, tai tiesiog eilinė panikos ataka. Be negatyvių minčių apie prarastą gyvenimą Edviną užklupo ir finansiniai iššūkiai. Mat neįgaliam žmogui pritaikyta įranga, reabilitacija ir įvairios procedūros jau pareikalavo visų jo santaupų. Turbūt daugelis net neįsivaizduoja, kiek gali kainuoti kasdienių poreikių tenkinimas, norint gyventi pilnavertį gyvenimą, kai esi įkalintas neįgaliojo vežimėlyje. Elementarus tuštinimas ir šlapinimasis mėnesį 400 eurų kainuoja. Reabilitacijos 2 savaitės gali kainuoti 6000 eurų. Vežimėlis kainuoja 7500 eurų. Tai yra nesuvokiamas pinigų sumos. Ir jos taip staigiai visos pradėjo tirpti, ta prasme, kažkas baisaus. Vienas seansas baseine, tarkim, su treneriu kainuoja 80 eurų.
čia yra be proto daug. 2 kartus eidamas per savaitę. Va tai sakau, tie pinigai tiesiog, va šitaip dingo. Nepaisant visų sunkumų, Edvino artimieji, draugai ir jau 17 metų kiekviename žingsnyje besąlygiškai palaikanti antroji pusė yra didžiausia Edvino motyvacija judėti į priekį. Šiandien jis nuotoliniu būdu tęsia architektūros studijas, uoliai dirba su kineziterapeutu ir aktyviai ieško finansinės paramos daug žadančiai kamieninių ląstelių transplantacijai, kurią Indijoje visai netrukus jam atliks regeneracinės medicinos ekspertas Himanshu Bansal. Kadangi Edvino stuburo smegenys nėra visiškai nutrauktos, o tik pažeistos, jis nuoširdžiai tiki, jog jam pavyks išpildyti svajonę vėl vaikščioti. Kad eisiu, čia nėra absoliučiai jokio klausimo. Aš garantuotas dėl to, ar ne? Vienas dalykas, aš žinau, kad smegenys nėra visiškai nutrauktos, yra tik tai pažeistos, neaišku, koks tas yra, kiek baisus tas pažeidimas. Aš mačiau per daug sėkmės istorijų, kad aš to netikėčiau, ar ne? Kad aš nebėgiosiu, aš nesiginčysiu, kad aš vaikščiosiu bet kokiu atveju. Bet gali būti, kad aš nuėjusiu 10 metrų, gali būti, kad aš galėsiu išeiti pasivaikščioti visą dieną, gali būti, kad aš tik tai 5 metrus sugebėsiu, bet aš bet kokiu atveju atsistosiu. Čia net neabejotina. Blogiausia atveju po 20 metų bus turbūt tokia robotika, kad mes turėsim kažkokius tai įtaisus pasidėti ant ko ir mes vaikščiosim su egzoskeletais tokiais. Tai čia jau planas G. Lūžo mano stuburas, bet ne dvasia. Užtikrintai į ateitį šiandien žvelgia Edvinas. Vaikystėje patyrė žiaurias patyčias, jaunystėje gana ilgai ieškojęs savęs, vėliau susidūręs su depresija ir panikos atakomis, o galiausiai atsidūręs vos per plauką nuo mirties, tačiau vis dar kupinas svajonių ir noro gyventi. Edvinas tikina, jog neįveikiamų sunkumų tiesiog nėra. Svarbiausia – pasitikėti savimi. Na, o tuos, kuriuos sujaudino Edvino istorija, kviečiame nelikti abejingais ir prisidėti finansiškai prie vyro operacijos, kuri gali sugrąžinti gebėjimą vaikščioti ir išpildyti pačią didžiausią Edvino svajonę. Šiandien tiek, ačiū, kad buvote kartu su mumis. Daugiau įkvepiančių istorijų ne tik žiūrėkite, bet ir skaitykite portale lnk.lt. O mes su jumis atsisveikinam iki kito antradienio. Ate.